Sveiki. Iš daug žmonių sulaukėm klausimų apie keturviečius vanus. Seniau tai buvo labai nepatogus, tokie prigrūsti, tokie neapsisuksi nieką, nepamiegosi normaliai tie vanai. O šiandien mes radom Weinsberg Carabas 6BMQH Edition Fire. Tai yra labai įdomus kemperis, vanas. Jis yra matot su tokiu kozeriuku. Ir čia yra labai patogios dvi miegamos vietos. Einam, apeinam ir eisime vidų. Jo kaina maždaug yra apie 63 tūkstančius eurų. Plius PVM 62, jie yra brangesni. Turi markizės, langai antram aukšte. Čia irgi, ateikit. Dujų skyrius. Labai didelė bagažinė viduje su pertvarom, jeigu norėtumėt kažkaip tai modifikuoties. Toliau grotelės, čiužiniai. Tai čia, aišku, viskas su tinkleliais, nuodų. Beje, labai tokia jaučiasi, kad gera kokybė. O teikite vidų. Tai čia mes turim papildomą vietą maisto gaminti. Kabliukai pasidėti, nežinau, maišeliam kažkokiem tai. O, durinė viryklė su dviem degikliais. Kranas čia kaip ir viskas standartiška, bet noriu atkreipdėmėsi, kad labai gera surinkimų kokybė. Ypatingai. Vienas didelis stalčius. Antras didelis stalčius, nu, o čia jau mažesnis, bet čia jau yra tam tikrai ir techniniai elementai. Šita vieta labai įdomi yra tame, kad čia yra labai siaura, bet jūs galite žiūrėkit, ką padarė. Pasididino, prasiplatino ir tokiu būdu jau, čia yra patogiau sėdėti tiek vienam, tiek kitam. Bet tai yra sąskaita būtent praėjimo, o dabar mes jau sutraukiam. Stalas gali apsukti iš vienos pusės, iš kitos pusės kaip jau patogu. Ir einam toliau dušas. Dėl to, kad kemperis yra labai aukštas, matot, aš netgi pasiekiu, bet labai aukštas, tai dušas, labai erdvus per tą prizmę, kad iš tikro, o čia ekranas, čia rankšluosčiai, nes nereikia nieko sulenkti. Turim tiesiai labai didelį veidrodį, labai gražią kriauklę. Čia ne kriauklė, bet čia tikrai pasidėti daiktams. Manau, čia, kad nesivartytų kosmetika, šampūnai, dar kažkas. Bet čia lygiai tas pat, čia dar yra 3 vietos pasidėti kosmetikai. Šitą dušą mes galim naudoti kaip ir laukinį dušą, tai yra atidarius šitą langą mes galim duoti kolegai kažką nusiplauti. Toliau čia mes turime 3 lentynas dar. Čia turime irgi dar lentynas. Gerai. Dušas kaip dušas, tu eisim prie įdomesnių dalykų. Tiesa, čia turim visas panelės, visus reguliavimus, čia naudoju pirmas panelę, dabar jau taip atrodys. Turim 12 voltų, turim 220, apšvietimai, intensyvumai, pasikabinti dar su kabliukais kažkokius tai rankšluosčius. O, čia labai fainas dalykas, labai didelė lentyna ir čia mes turime pasikabinimui, tai čia turime tokią tikrai didelę spintą. Tokios klasės kemperiuose tai labai reta. Šitas šautuvas reikia nuo 12 voltų, jis turi šaldomąją kamerą, aišku, jinai nėra ten grandiozinė, bet tikrai užteks. Turime dar čia labai didelę lentyną ir mes turime dar čia. Aš manau, kad čia labai kavos aparatas gerai būtų. Toliau lova. Aš sakau, kad 1,93 m ir dedu kulnus lygiai. Ciku. 1,93 m. Ir aišku, čia labai didelės spintos dar, šičias, ypatingai. Čia spintelės, lygiai tas pats ir šitoj pusėje. Įsivaizduojat, kokio dydžio spintos. Ir turim tokią pasieptoj vietoj mes kopėčius. O kopėčius yra reikalingas tam, kad išnaudotumėm patį pagrindinį dalyką šito kemperio. Aš jau pasimokiau labai elementariai. Įsivaizduokit, kaip lengvai. Šakšt. Ir ką, tu užlipsim, pažiūrėsim, koks čia ilgis. O, čia dar iliukas yra. Yra dar tinklelis, kad neiškrėsta. Irgi 1,93 m, 1,95 m ilgis, lovos. Ir tenais dar mes turime stoglangį. O, kitą atidarysiu. Stoglangį su tinkleliais. Tiek čia. Čia labai daug stoglangių yra, dėl to labai erdvės pojūtis labai teisingas, geras. Nėra tokio užspaustumo, nors čia yra iš tikrųjų nedidelė erdvė, bet užspaustumo pojūčio čia nėra dėl stoglangių. Ir dar aš matau, kad čia pilna vietos pasidėjimui, tuose vietose, toje vietoje, čia galima irgi daug ką pasidėti, bet paskui jau, jeigu nuvažiuos, jau neberasim. Šitą vietą, prisimėt, kur aš sakiau, kad čia būtų gerai kavos aparatas. Įsivaizduokit, jeigu čia turit kavos aparatą, čia gulit, čia langai, čia stoglangis atsidaro, gulit ir gerat kavelę. Šiauriai gerai. Jeigu patiko tokie kemperiai ir mūsų apžvalgos, spauskit laikus, rašykit, mes esame Weinsbergo dileriai, tai mielai pristatysim. Iki malonaus.